Šiuo metu esame operacijos rajone Turkijoje, Antalijos oro uoste. Vietos laikas yra apie 16 valandų. Apie valandą laiko turime įgulai pasiruošti skrydžiui. 17 valandų 10 minučių planuojama pakilti į Izraelį, Tel Avivo Ben Guriono oro uostą. Tenai pasimsime mūsų laukiančius Lietuvos piliečius ir apie 22 valandą Turkijos laiku planuojame leistis šitame pačiame Antalijos oro uoste. Altimeters 1013 cross-checked, cargo compartment. Good. Descent check is complete. Jeigu biškį arčiau nutuptum prie tako slenksčio, tada būtų lengviau sustoti. Gerai. Rankų dviejų gerai? Gerai. Nutuk aš perimsiu, kad stabiliai. Minimum. Landing. Copy landing. Kokios ryškios lempos? Aha. 100 AGL. Speed is good. Gerai. 60, 50, 40, 30, 98754 321. Tai lėktuvas nėra pats patogiausias, bet jis yra karinis, tai vietos tikrai visiems užteks. Skrydžiai esame pasiruošę, o po to eigoje, jeigu bus klausimų ar kažkokių tokių dalykų, tai drąsiai mums sakykit ir mes bandysim, kiek galėsim pagelbėti. Another bomb attack, so everyone go to the safe, okay? Okay. כן, כן, עכשיו קיבלנו את ההודעה כן, כן, עכשיו קיבלנו את ההודעה Атака по войску. Обалденно. Sorry, where we have to go? People lost. Svarbu už sienos. Nuo stiklo. Labas. O Dieve. Prašau? Skrendam namo? Skrendam namo. Yra du vaikai, vienas labai mažas, kitas jau didesnis. Kur vaikučiai yra? Va, čia ir tuoj dar vieną atvesiu. Prašau, einam į priekį, va tenai. Jo, duok rankutę. Čia. Eikit į priekį su vaiku. Eikit. Sargiai. Pasiimkit po vieną ir prasiuskit priekį. Berniukai. Ateis, duosim.
Esame šiuo metu Ben Guriono oro uoste Tel Avive, visi keleiviai yra lėktuve, viso turime 29, skrydis 20 minučių vėluoja, kadangi buvo kažkur sprogimai ir dėl to teko skrydį atidėti ir slėptis šelterį. Bet šiuo metu visi įgula ir Lietuvos piliečiai lėktuve ruošiamės pakilimui į Antaliją. Skrydis į Antaliją truks apie porą valandų. Viskas gerai? Ačiū labai. Laimingesni dabar vieški jau. Jau čia ramiau bus. Kur Viktorija? Gal jie irgi nori? Ar patiko skrydis? Labai gerai, Kaip jaučiatės arčiau Lietuvos? viskas gerai. O jūs? Įspūdingai. Aišku, daugiau nesinorėtų pasikartoti. Tai svarbu, kad saugiai grįžti. Žinoma. Gero kelio namo jau. Ačiū labai. Prašau. Gal galite trumpai papasakot, kokia užduotis buvo vykdoma? Taip, tai šiandien atlikome pirmą skrydį iš Antalijos į Tel Avivą ir atgal. Iš Tel Avivo išgabenom 29 lietuvius, evakavom. Skrydis užtruko į 1,5 apie 2 valandas užtrunka. Iš esmės jokių nestandartinių procedūrų ar veiksmų nebuvo. Viskas įprasta eiga, orai visur geri. Tel Avive eismas irgi vyksta, gan intensyvus. Tai tiesiog suskraidėme ir rytoj planuojame vėl atlikti tokį pat skrydį. Tai dėl rytojos planų ir tolimesnių planų žinom, kad dar vienas skrydis laukia. Kol kas turim informacijos, kad rytoj yra planuojamas taip pat skrydis iš Antalijos į Tel Avivą. Ir toliau pagal atskirus nurodymus lauksime. Tvarkingi, kaip jums jautėsi, kaip žmonių nuotaika? Mes jų galbūt tiesiogiai nematėme iš pilotų kabinos, bet nusileidus plojo, dėkojo žmonės, tai tikiuosi viskas gerai. Kaip ir dauguma užduočių mūsų jauti, kad ir galbūt labai maža dalim, bet prisidedi prie kažkokios valstybės gerovės ar, sakykime, atsitikus nepaprastoms, ekstremalioms situacijom, kad kiekvienas darom savo darbą ir tai prisidedam prie tų situacijų sprendimo ar jų pasiekmių sumažinimo bent jau.